Sveiki visi, labai gera čia būti. Ir džiaugiuosi, kad turiu progą pasidalinti praktiniais dalykais, kurie galbūt padės jums arba vyrams jūsų gyvenime, jums su santykiuose su vyrais savo gyvenime. Ir labai džiaugiuosi, kad jie daro tokį renginį. Čia kartais mano šuo pavaikščios fone ir gal kokį garsą išskleis, tai iškart prisiduodu. O aš tada jungiu savo skaidres, pasakysite, ar matote. Esu psichologas, dirbu psichoterapinį darbą, taip pat esu lektorius ir edukatorius. Man labai rūpi psichologiniam temomis šviesti visuomenę, padaryti šitą sritį kuo labiau tokią user-friendly, suprantamą, draugišką, įkandamą. Ir praktiška, svarbiausia praktiška. Ir dėl to aš ir stengiuosi ir viešai kalbėti, ir visą kitą daryti. Tai aš atstovauju kognityvinės elgesio terapijos sritį ir taip pat traumų terapeutas esu. O iš tokių specifinių mano sričių tai yra krizių ir savižudybių psichologija, tada yra gėda, savivertė ir socialinis nerimas, man asmeniškai artimos temos ir man labai mėgstu su šitom temom padėti žmonėm. Na ir iš to plaukia vyrų psichologija, nes aš radau, kad mano gyvenime gėda, savivertė ir socialinis nerimas labai susijęs su vyriškumu ir su buvimu vyru, ir aš atrandu, kad labai daug vyrų panašiai jaučiasi, daug kam rezonuoja. Tai mes ėjau per savo visai tokią ilgą kelionę ir dar vis einu, man pačiam tas klausimas, ką reiškia būti vyru, kaip čia būti tuo vyru, ką reiškia būti vyrišku, ar aš jo iš vis noriu būti, kokie yra darnus vyro moters romantiniai santykiai, koks aš noriu būti tėvas, kokio man tėvo trūko. Tai tokių daug labai asmeninių klausimų aš pats savo keliu. Ir per šitą kelionę džiaugiuosi, esu labai dėkingas, kad turėjau galimybę ir su žmonėm dirbti, ir jiems padėti, ir savo padėti, ir žmonėm padėti. Ir mes kartu su kolegomis, šitoj visoje kelionėje, mes keli bendraminčiai susidūrėme ir mes įkūrėme organizaciją Gentys. Tai kas galbūt nežinot šitos organizacijos, tai galite pasižiūrėti gentis.lt. Mes organizuojame vyrų ratus, saviugdos, savitarpio pagalbos ratus, kur jie susitinka ir tokiam vyriškai saugioj bendrystėj palaiko vienas kitą ir motyvuoja vienas kitą ir juda į priekį. Tai šitas projektas jau veikia virš 5 metų ir tikiuosi ir toliau veiks. Ir dėka viso to įdirbio, nes tai yra vienas sėkmingiausių projektų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Čia ne tai, kad aš reklamą noriu pasakyti dabar, bet tiesiog noriu konteksto duoti. Tai tenka bendrauti ir su skandinavų šalim, kurios dabar labai domisi, kaip tas inovacijas, kurias mes čia darom Lietuvoje, su šito projektu, kaip tai integruoti į Skandinavijos šalis, kur Skandinavijoje labai svarbu įtrauktis, lyčių lygybė. Ir ten irgi atpažįstama, kaip ir visur kitur pasaulyje, kad lemba su tais vyrais nėra paprasta, nėra lengva. Kažko mes čia nesuprantam, kažkas čia neveikia. Bandom ten visaip komunikuoti, visaip kviesti ten vyrus savim rūpintis, dar kažką, bet sunku, kažkas nesigauna. Vyrai daug mažiau nori eiti į visokias terapijas, daug mažiau reaguoja į lyčių lygybės visokias žinutės, jos mažiau rezonuoja, vyrai arba priešiški tam būna dažnai, arba abejingi. Vyrų radikalizacija Europoje labai tokia nauja problema ir rūpestis yra, kaip tą stabdyti visoje Europoje, tas rūpinimasi. Ir taip pat teko pernai vykti ir į Ukrainą, ten mane kvietė apmokyti ten vietinės organizacijas, kaip dirbti su karo veteranais, nes savaime suprantama, karo metu yra daugybė grįžtančių veteranų ir jiems reikia įvairių psichosocialinių paslaugų, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Ir Ukraina tikrai deda didžiulės pastangas, kad integruoti veteranus. Bet trūksta to žinių, kaip padaryti tas paslaugas, kad tie rimti kariai, užgrūdinti karo, kad jie ryžtųsi ateiti ir rūpintis savo karo psichologiniam ir fiziniam traumom. Ir perdirbtų tai ir galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Tai, aišku, yra didžiulis iššūkis, tai teko garbė vykti ten ir aš labai džiaugiuosi, nes turiu pasakyti,
kažkiek išmokiau aš, bet ir aš labai daug išmokau iš vietinių tenais dirbančių specialistų. Ukrainiečiai tikrai yra inovatoriai visokiom prasmėm šiais laikais pasaulyje. Tai va, tai mano pavadinimas to pristatymo šiandieną yra, kad vyrai nėra defektuoti ir dėl ko standartinė psichologija dažnai vyrams neveikia, nerezonuoja. Ir noriu pradėti papasakoti, dėl ko aš tokį pavadinimą parinkau, dėl ko aš taip manau, dėl ko aš taip matau, remintis tą savo patirtim. Tai mano bendras tikslas yra, kad po šito pristatymo mes visi turėtume daug daugiau empatijos savo kaip vyrams arba vyrams mūsų gyvenime. Nes man atrodo, kad viena didžiausių epidemijų tai yra ne tai, kad vyriškumo ten krizė ar kažkas, bet empatijos vyrams, žodžiu, deficitas. Ir jeigu taip žiūrėti istoriškai, tai pati seniausia šiais laikais jau žinutė vyrams, tai būdavo, aš labai supaprastinu, tai yra būk vyras, ne? Tai yra tradicinis vyriškumas. Tradicinis vyriškumas iš principo apima buvimą stipriu kariu, buvimą aprūpintoju ir buvimą ekspertų kažkame, turėti meistrystę. Ir tame yra reikalavimai, spaudimas, aišku, tai turi ir pozityvėje pusę, tas tradicinis vyriškumas tai nėra vien neigiamas dalykas, bet tame, aišku, savaime suprantama yra užprogramuota, kad vyrai tokiu atveju turi, jie neskatinami mokytis empatijos savo, savo jautrumui, savo galbūt žaizdoms ir panašiai, jie mokomi susimti, užsigrūdinti ir judėti priekį ir padaryti tai, ką reikia padaryti. Prisimti atsakomybę, būti patikimu, būti ekspertišku, laimėti. Tai yra labai siektinos vertybės. Tai tiesiog tai turėjo savo kainą. Visas šitas tokia žinutė berniukams ir vyrams, kai jie auga ir eina per gyvenimą iš visuomenės, iš šeimos, iš švietimo, iš kitur. Vėliau, prasidėjus feminizmui, atsirado nauja žinutė, tai yra, kad vyrai agresoriai arba vyrai blogiečiai. Ne, visos feminizmo bangos vis labiau ir vis konkrečiau pradėjo kritikuoti patriarchalizmą, tradicinius lyčių vaidmenis ir ypatingai tradicinį vyriškumą. Ir ten pozicionuojama, kad būtent tas stereotipai, vyriškumo stereotipai yra vienas didžiausių blogių, dėl ko daug moterų yra priespaudoje, dėl ko egzistuoja sisteminė neligybė ir pateisinamas smurtas prieš gamtą, smurtas prieš gyvūnus, smurtas prieš moteris, smurtas prieš seksualinės ar tautinės mažumas ir kad, žodžiu, patriarchatas yra blogis ir vyriškumas yra, tas tradicinis vyriškumas atsirado savoka toksiškas vyriškumas. Na, vėliau atsirado jau ir naujo požiūrio tame pačiame lyčių lygybės judėjime, tai kad gerai, tas tradicinis vyriškumas yra blogis, patriarchatas yra blogis, bet jeigu mes taip nurašysim vyrus, tai nelabai pasieksim tų tikslų moterų emancipacijos ir lygybės. Tai kad mums reikia tų vyrų kaip partnerių, kad pasiekti moterų tuos tikslus. Mums reikia jų ar kaip partnerių, ar kaip kabutėse įrankių, kad jie irgi svarbus, jie turi dalyvauti ir tada atsirado tokio visuomeniai raginimo, kad vyrai irgi jungtųsi prie moterų išsilaisvinimų, prie moterų teisių judėjimo, palaikytų ir LGBT ir kitas grupės. Ir tada jau ketvirtoje eilėje atsiranda dar viena žinutė, tai yra, kad ei vyre, vaduokis iš to vyriškumo, dekonstruok tą vyriškumą, čia yra nesąmonė, čia, žodžiu, tu turėtum be to gyvuoti, tu esi tiesiog žmogus, nereikia čia jokių vyras, moteris, tu gali tiesiog būti žmogumi. Ir šiaip čionais iš visų šitų 4 žinučių, tai šitoj žinutėje matyti yra daugiausia empatijos galima būtų išvelgti vyrui, nes tarsi yra sakoma, kad vyre tu kenti, kiti aplink tave kenčia, jeigu tu labai įsikibęs ten toksiško vyriškumo, tradicinio vyriškumo, nagi išsivaduok iš to ir būk laisvas žmogus, autentiškas. Tai kaip ir tame slypi grūdas tokios empatijos,
Bet iš tikrųjų daugeliu vyrų tai ir man labai nepatinka ta žinutė, nes jinai iš tikrųjų konfrontuoja, jinai priešiška, jinai subtiliai puolanti yra. Jinai iš karto apeliuoja, kad kažkas su tavim negerai ir tas vyriškumas tavo yra nesąmonė, neprisigalvok čia nesąmonė, būk tiesiog žmogumi. Ir visos tos 4 žinutės, jose trūksta empatijos. Jos yra neempatiškos visuomenės žinutės. Ne? Arba tu agresorius, arba tu susimk, neverk, nebūk boba ir būk vyras, arba padėk čia moterims išsilaisvinti, o tavo poreikiai neįdomus, arba išsivaduok, keiskis, negerai va toks dabar, koks esi su savo vyriškumu. Tai aš nenoriu pasakyti, kad nėra teisybės šitose žinutėse, yra, bet ten trūksta empatijos, tą noriu pasakyti. Nenoriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, feminizmas yra nesąmonė, taip aš nemanau, aš manau, tai labai svarbus judėjimas, labai svarbu, kad mes judame link lyčių lygybės, tai yra labai svarbi visuomenės siekiamybė ir vertybė ir vien pažiūrėjus į Skandinavijos šalis, tai mes galim matyti, kiek daug tai duoda gero. Ir aš manau, kad vyrai turėtų prisidėti prie moterų emancipacijos ir bendros lygybės visuomenėje, įvairių grupių. Tačiau aš ką noriu pakvestionuoti, tai tą vyriškumo puolimą ir apie tai papasakosiu ir papasakosiu kaip psichologas, iš psichologinės pusės, nenoriu čia iš politiką kažkokią ideologijom kalbėti, ir empatijos vyrams svarbą. Nes kai mes augame vyrai, berniukai su šitom žinutėm, tai to rezultatas, kad yra deficitas mūsų skausmui ir mes vyrai, mes patys savyje, mums stinga įgūdžio pastebėti patirtą skausmą, patirtą smurtą, patirtas patyčias, kurias mes patyrėm per gyvenimą, ar vaikystėje, ar paauglystėje, ar šeimoje, ar darbe, ar studijuojant, ar romantiniuose santykiuose. Tai mes nebuvome skatinami turėti empatijos savo ir tuomet mes, daugelis vyrų, daugelis mūsų, mes augome su tokiu atbukimu ir nejautra. Ir kai esame nejautroje, tada tikrai sunku ir būti empatiškam kitam. Sunku suprasti kito skausmą. Dėl to, mano manimu, nemažai daliai vyrų nelabai rezonuoja lyčių lygybės tema, jie pasišiaušia dažnai ir nusisuka į kitą pusę nueina. Pavyzdžiui, galvoja apie savo tėvą, kuris yra 6 metų gimimo, tai jam pasakyk kažką apie lyčių lygybę, jis užsikurs cigaretę ir išeis į kitą kambarį. Visiškai ne jo tema. Ir nemaža dalim dėl to, kad ten yra daug jautrumo tose temose, o mes vyrai nebuvome mokomi to jautrumo. Tai čia vat ateina ta kita savoka, apie kurią noriu pakalbėti, ir man atrodo, kad apie ją mes bandome pažiūrėti į vyrus, tai nepakankamai apie tai kalbame, tai yra apie pozityvę lyties tapatybę ir kad tai yra labai svarbus poreikis mums kiekvienam. Jeigu aš esu berniukas arba vyras, tai man svarbu jaustis, kad mano lytis yra gera. Tai, kad aš vyras, yra gerai. Aš myliu save kaip vyrą. Aš gerbiu save kaip vyrą. Aš didžiuojuosi savo lytimi. Ne? Tai tą patį galėčiau pasakyti moterims. Ne? Moteriai irgi svarbu pagalvoti, kad aš džiaugiuosi savimi kaip moterimi. Aš džiaugiuosi savo moteriškumu, kad ir ką tai man reiškia. Tai, kad aš esu moteris, tai yra gerai. Ir šiai dienai vyrams trūksta tos pozityvios lyties tapatybės dėl tų visuomenės žinučių ir dėl to, kad mes patys vyrai nepakankamai stengiamės tą kurti. Ir vienas eksperimentas, kurį galite dabar pat paimti ir padaryti, jeigu kas turi telefonus šalia, šį dar kaip tik su savo mergina patikrinau šitą. Tai galite, kas turite Instagramą, per telefoną nueikite į Instagramą, atsidarykite, kai story norit daryti naują ir ten įsijunkit stikerį, lipduką įklijuoti į ekraną. Na ir tada reikia įrašyti kažkokį dalyką į tos stikerių paieškos lauką. Tai pabandykite įrašyti
masculinity. Ir pasižiūrėkite, kokius jums variantus išmeta. Tai gal ir yra koks nors ten 10 tų stikerių kažkas neutralaus, nes šiaip yra neutrali frazė. Masculinity yra šiaip jau neutrali frazė. Bet didžioji dauguma bus arba it's okay to be gay, kas labai jau specifinis vyriškumas, arba kad tai yra toxic vyriškumas, arba kad nereikia čia būti jokių vyriškų, gali būti tiesiog žmogum. Tai vat kažkokios tokios žinutės, kurios šiaip jau siunčia žinutę, kad tas tavo noras būti vyru, vyriškumu šiaip jau yra blogai. Ir šiaip jau turėtum iš to vaduoti, tą svetimkūnį kažkokį turėtum iš savęs išrauti. Tokia vat tarp eilučių žinutė sakoma. O vat gali dabar pabandyti rašyti, kas esate Instagrame, kas šitą eksperimentą bandote, galite pabandyti rašyti femininity, moteriškumas. Ir pasižiūrėkite, kokius tenais meta tada. Tai irgi galbūt tenais mes lipdukus, kaip ten nagus lakuojasi, galbūt aukštakulnių kažkokio bus stikerio, bet taip pat jūs pamatysite, kad tu esi stipri. Tu esi awesome, tu gali pasiekti dalykus, tokių daug padrasinančių žinučių yra. Ir čia tiesiog yra vienas iš pavyzdžių, atspindžių, kaip mūsų visuomenėje mes tikrai siunčiame nemažai pozityvių žinučių moterims, palyginus su tuo, kiek mes siunčiame pozityvių žinučių vyrams apie jų lyties tapatybę. Mums yra svarbu stiprinti ir turėti pozityvų santykį su savo lytimi. Daug mūsų vyrų mes turime taip pat neigiamą savo lyties tapatybę didelę dalim dėl to, kad mes turėjome neigiamą santykį su savo tėčiais. Jeigu aš padaryčiau apklausą, tai aš nenustepčiau, greičiausiai dauguma čionais, jeigu paklausčiau, su kuo buvo labiau daugiau kažkokių psichologinių, socialinių problemų jums augant, ar su tėčiu, ar su mama. Arba jeigu plačiau, jūsų giminiai, kas dažniau susidurdavo, pavyzdžiui, su alkoholizmu, su smurtu, su savižudybėm, su psichiatrinėm visokiam problemom, greičiausiai tai bus vyrai. Greičiausiai vis dėlto dažniau tai būna vyrai negu moteris. Ir to pasekmė yra, kad augdami berniukai ir mergaitės, jie turi tada dažniau turi problematiškesnį santykį su tėčiais ir tiek berniukam, tiek mergaitėm yra labai svarbu pozityvus santykis su abiejais tėvais. Tačiau šalia to mums augant labai ypatingai svarbus yra ryšys su savo lyties tėvu. Ir nes mūsų lyties tapatybė yra ta pati. Ir mūsų formuojasi savęs vaizdas, savivertė, požiūris, identitetas per tą santykį su savo lyties tėvu. Ne? Tai dėl to berniukams, kuriems istoriškai visuotinai gaunasi, kad dažniau tenka turėti problematišką santykį su savo tėčiais, tai jiems yra ir sudėtingiau toliau pozityvę savo lyties tapatybę formuotis. Aš turiu nemažai klientų savo terapijos praktikoje, kurie užaugę, ateina į terapiją dėl vienų ar kitų priežasčių, bet galiausiai mes prieinam, kaip vienas iš skausmo šaltinių būna, kad aš labai pykstu ant savo tėčio, ką jis padarė su mama, arba kaip jis išdavė šeimą, ir aš savo kažkada pasakiau vaikystėje, paauglystėje, kad aš niekada nebūsiu toks kaip tėtis. Ir tai nebūtinai yra bloga intencija, jeigu ten tėtis smurtavo, alkoholikas buvo ir taip toliau, tai aišku, kad noriu būti kitoks. Bet dažnai kas gaunasi, kad tada tie mano klientai, jie nejučia išsižada ir visos tos vyriškos tapatybės. Ir jie tada patys gaunasi, kad patys su savim kovoja. Tai kas ta pozityvi lyties tapatybė, tai nebūtinai yra, kad būti labai labai ten vyrišku, rūkyti cigarus, būti raumeningu, važinėti su motociklu ir nežinau, keiktis ir spjaudytis. Bet tai yra apie būtent gebėjimą pasakyti, aš myliu save kaip vyrą, aš gerbiu save kaip vyrą. Tai, kad aš esu vyras, yra gerai. Tai yra tokie dalykai. Jaustis vyrišku yra mums, vyrams, tai yra asmeninio orumo pamatas. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko, kai visuomenėje girdim žinutes, kad vaduokis iš vyriškumo, toksiško, tu gali ten būti visoks. Tai
atrodo, kad puolamas mūsų orumas ir tai nerezonuoja mums. Tai yra svarbi mūsų savivertės dalis, kad jausdamas teigiamą savo tapatybę, aš kaip vyras atrandu motivacijos keistis ir augti, stiprėti. Ir kaip jau minėjau, kad jeigu aš girdžiu tą puolimą, tai dažnam vyrui tai yra tikrai toks pasipriešinimas, kad aš noriu būti vyrišku. Ir iš tikrųjų, netaip senai bendravau su kolegom iš Skandinavijos šalių, jie darė visų Skandinavijos šalių tyrimą apie vyrų gerovę ir 67% visų respondentų visose šalyse nurodo, kad jie norėtų būti labiau vyriški. Tai viena vertus parodo, kad šiam 7% didžiai daliai vyrų apklaustų, jiems vyriškumas yra labai svarbu, o kita parodo, kad jie nėra iki galo geram santykiu su savim. Jie norėtų būti labiau vyriški, kad ir ką tai jiems reiškia. Tai kai aš visą šitą pasakoju, aš dar kartą noriu pakartoti, tai nereiškia, kad visi vyrai turėtų stengtis būti kaip ten Stallone ar Schwarzeneggeris ir stoiški ir tik tai keiktis, gerti, rūkyti ir muštis. Bet tai yra, kad kažkas yra svarbaus puoselėti savo tą lytį irgi. Tai nėra nusikaltimas, tai nėra blogybė, tai nėra nuodėmė, kad tai galima švęsti. Ir šiai dienai aš labai džiaugiuosi, kad Telia organizuoja tokį renginį per jūsų Recharge Hour, kad jūs turite ir paminėjimą vyrų temos. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsime pasauliniu lygiu, tai Jungtinės tautos yra pripažinusios pasaulinę moters dieną, kovo 8, nepripažinusios pasaulinės vyrų dienos, kuri šiaip yra lapkričio 19 diena. Ir maža to, kad Jungtinės tautos nėra pripažinusios vyrų dienos, tai kai jau daugybę metų jau ta vyrų diena vyko, nors ir nepripažinta Jungtinių tautų, Jungtinės tautos kažkodėl sugalvojo į tą pačią dieną įdėti pasaulinę tualeto dieną. Tai galite pasižiūrėti, čia iš tikrųjų čia tikras faktas, kad tą pačią dieną yra pasaulinė vyrų diena, kuri yra nepripažinta Jungtinių tautų, bet Jungtinės tautos sugalvojo įdėti pasaulinę tualetų dieną. Tai atrodo juokinga, komiška, absurdiška ir gali dar atrodyti, ir koks skirtumas, ką čia reiškia ta diena. Bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus simbolinis veiksmas. Parodyti, kad mes gerbiam tavo lyties tapatybę. Arba mes negerbiam tavo lyties tapatybę, mes šaipomės iš jos, mes ją lyginam su tualetu, su kažko purvinu, su kažko blogu. Tai ir aišku, tai yra tik vienas pavyzdys, aš dar pavyzdžiui parodžiau jums tą Instagramo pavyzdį, ne? Ir yra daugybė kitų žinučių, kas parodo, kad visai yra šiandien problematiška mums vyrams puoselėti tą savo pozityvę lytišką tapatybę ir aš labai noriu, viena iš mano pagrindinių žinučių šiandien tai yra įkvėpti, padrąsinti tą daryti. Viskas gerai, kad aš noriu būti vyru ir ką mes toliau kalbėsime, ką aš pristatysiu, kad labai svarbu tada galvoti pozityvę vyriškumo versiją. Ne? Nes jeigu grinai imti vien tik tai tą tradicinį vyriškumą, kuris paprastai apima buvimą kariu, buvimą aprūpintoju ir buvimą meistrišku, ekspertišku, tai yra gana siaura. Tame labai trūksta to emocinio komponento, dėl ko daugybę mūsų vyrų mes liekame stipriai nelaimingi. Tai dėl to šiai dienai mes turime daug geresnės alternatyvas, kaip formuluoti vyriškumą, kuris yra pozityvus ir svarbiausia, ne tik pozityvus, bet ir adaptyvus. Tai reiškia, kad vyrai, kurie vadovaujasi tuo modeliu vyriškumo, jie turi daug daugiau šansų adaptuotis ir pasiekti ir geresnių rezultatų, ir geresnių santykių, ir būti laimingesni, ir būti meistriškesni, ir visokie kitokie, ir aprūpintojai geresni. Tai kad tai dera, tai papildo. Tiesiog mes turime jau šią dieną konkretesnių versijų, bet jos visuotinai nėra labai gerai žinomas. Aš pats įdėjau nemažai darbo, kad jas rasti, išgryninti ir adaptuoti. Prieš judant toliau, tai aš noriu dar pakalbėti apie vieną labai svarbų terminą, kuris bent jau mano darbe su vyrais, jisai pastoviai iškyla. Pats didžiausias baubas, tai yra silpnumas. Aš nesakau, kad iš tikrųjų, kad vien vyrai
šitą baubą turi. Daug moterų irgi silpnumą patiria kaip labai didelį baubą, bet vyrai ypatingai. Nu ir man atrodo, jūs intuityviai galite suprasti dėl ko, ne? Nes mes vyrai esame socializuojami, kad turim būti stiprus, tvirti, kompetitingi, žinantis, ką darom. Ir silpnumas asocijuojasi su, tai yra pavojus, tai yra pavojinga. Nes ir mes tai labai dažnai žinom intuityviai, aš pat, pavyzdžiui, augau Vilniuje, Pašilaičiuose ir Justiniškėse, nu ir būdavo reikalų nueiti iki mokyklos, visokių marozėlių ten išlįsdavo iš kampų ir turėdavo gintis ir turėdavo apsisaugoti. Nu, tai, ir aš tikiu, kad kai kas ten augo dar pavojingesniuose rajonuose ar miestuose ir daug daugiau dar netgi už mane to smurtą matė ir patyrė. Ir ten tikrai galėjo labai viscerališkai formuotis tas išmokimas, kad nu jau kuo, bet silpnu tai aš tikrai nebūsiu. Kad tai yra gyvybiškai pavojinga. Tai va dėl to apie tai svarbu kalbėti, nes terapijoje mes anksčiau ir vėliau prieiname šitos temos ir labai svarbu patyrinėti šitą silpnumą. Tai aš čia kaip sinonimus realiai vartoju žodžius silpnumas, jautrumas ir pažeidžiamumas. Mano darbe tai yra iš principo sinonimai. Aš nekalbu apie silpnumą kaip kad dirbau visą dieną arba ėjau žygį 50 km ir pavargau ir nebepaeinu. Tai aš nekalbu apie tokį silpnumą. Aš kalbu apie silpnumą, kai pavyzdžiui partnerė man kažką pasako ir man skaudu būna, ne? Aš įsižeidžiu. Tai gali būti pažeidžiamumo, jautrumo, silpnumo pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, partnerė mano pakalba su kokiu nors kitu bičiuku per kokį vakarėlį ir aš pradedu jausti baimę, kad mane galbūt paliks, ne? Tai aš kalbu apie tokį silpnumą, jautrumą, pažeidžiamumą. Arba, tarkime, sutarėm su draugu susitikti ir jis paskutinę akimirką atšaukė. Ir man skaudu, aš pasijaučiu, tarkim, kad aš nerūpiu, aš nesvarbus, aš nenoriu. Ne? Tai ir greičiausiai aš ir daugelis kitų vyrų mes tą jautrumą, silpnumą, pažeidžiamumą paslėpsime ir labiau parodysim pyktį. Ne? Pavyzdžiui, mergina man pasako kažkas skaudaus ir aš supyksiu. Ne? Nors po tuo slėpsis jautrumas, pažeidžiamumas. Arba draugas paskutinę akimirką atšauks ir aš rodysiu pyktį, protestą, kad, koks tu per draugas, kodėl taip padarei, taip negalima daryti, bet nutilėsiu greičiausiai tą savo jautrumą, kad šiaip tai man labai svarbu buvo su tam susitikti, aš labai branginu mūsų draugystę, aš noriu, kad mes susitiktume. Tai yra apie tokius gilius poreikius, kurių mes dažniausiai liekam neįsisąmoninę. Ir aš visai daug dirbu su savim, kad įsisąmonint tą savo jautriąją pusę. Ir kiti vyrai, su kuriais man tenka dirbti kaip terapeutui, irgi. Tai aš noriu pabandyti šiek tiek praplėsti supratimą to silpnumo, jautrumo, pažeidžiamumo. Manau, kad tai bus naudinga tiek vyrams, tiek moteriams. Tai padės šiek tiek turėti geresnį emocinį intelektą, kas tai yra, kaip tai naviguoti, kada to reikia, o kada galbūt man tai reikia kažkaip įskliaustus paimti ir priparkuoti savo jautrumą, nes tai nereiškia, kad visą laiką per gyvenimą reikia eiti kaip kažkokiai medūzai ir būti arba kaip vėjo lapelių ir visų nešiojama. Bet tai, kad mes turim jautrumą, tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis ir neatsiejama mūsų laimės dalis taip pat. Tai naudingiausia metafora, kokią aš žinau, tai kad tai yra vaikiška mūsų dalis. Tas silpnumas, jautrumas, pažeidžiamumas, tai galima įsivaizduoti, kad tai yra mūsų vidinis vaikas. Tai kokie mes buvome, kai mums buvo, nežinau, 4 metukai, 5, 6, 7, 8, gal ir 12 metukų, ne? Tai yra ta dalis mumise. Mes galvojame, kad mes kai užaugame, tai mes tiesiog iš vaiko tampame suaugę, bet psichologiškai, netgi pagal smegenų struktūras, mūsų vaikiškoji dalis, jinai nedingsta, jinai tiesiog apauga labiau brandžiomis dalimis, labiau išvystytomis suaugusio dalimis. Bet centre, viduje, širdyje vis tiek lieka ir ta vaikiška dalis. Ir terapijoje yra
vienas pagrindinio darbo yra vat, su klientais mano, tai yra būtent atrasti, užmegzti ir stiprinti ryšį su savo vaikiška ta dalim ir mokytis vis geriau tą savo dalim pasirūpinti. Ir čionais, vat, mes dažniausiai, vat, kai prieiname tos vat, vaikiškos savo dalies, kurią mes turime, jeigu mes bandysime ją nuneigti, ištrinti arba dirbtinai užauginti, kad, nu gerai, tu čia turi tą vaikišką dalį, bet tuo aš kažkaip ją užauginsiu, kad jau būtų nebe vaikas, o jau būtų studentas. Taip neveikia. Mes visą laiką turėsim tą vaikišką dalį. Ir tai, vat, kaip ir čia skaidrėje rašau, tai yra mūsų gyvybingumo, kūrybiškumo, unikalumo labai svarbi dalis. Ir vienas vat, vaizdinys, kurį aš noriu parodyti, jis, manau, jums bus naudingas, daugeliu mano klientų jis labai naudingas, man jis irgi padeda. Tai vat, kai galvojam apie savo vidinį vaiką, galim pabandyti atsiminti, o kaip sekėsi tam vaikui vaikystėje, kai jis augo. Ir kokį jis patyrė auklėjimą. Arba koks aš dabar esu tėtis arba mama savo tam vidiniui vaikui. Nes man patinka, yra išvystyti tokie 4 pagrindiniai tėvystės stiliai. Tai ir jie išsidėsto tokiose dimensijose. Va, čia yra, kai uninvolved, neįsitraukęs tėvystės stilius, tai yra tėvystės stilius, kai tėvai nerodo nei dėmesio disciplinai, nei dėmesio vaiko laimiai, empatijai, džiaugsmui, šiltiems jausmams, nei šilumos, nei disciplinos. Tada gali būti kitas tėvystės stilius, kai yra daug šilumos, bet nepakankamai disciplinos. Tai čia yra lepinantis tipas. Čia mes lepiname vaiką ir tai irgi turi savo pasiekmes. Vaikystėje gal jis ir laimingas jausis, bet užaugęs labai bus problemų ir jam labai bus sunku būti savarankiškam, savim pasirūpinti ir daug kitų sunkumų bus. Gali būti, kai yra daug disciplinos, bet nepakankamai empatijos. Ir tai yra va, tas griežtasis, autoritariškas tipas, kad kaip kariuomeniai. Ir tokie žmonės dažnai būna labai sėkmingi užaugę, ne visada, bet neretai tokie žmonės būna labai sėkmingi, jie būna perfekcionistai, bet jie būna nelaimingi arba nepakankamai laimingi. Jie būna labai griežti savo, užaugę dažnai būna griežti ir savo vaikams, savo partneriams. Ir tai irgi yra problema. Ir greičiausiai jūs, jeigu galvojat, o tai kur mano tėvai buvo, tai greičiausiai jūs pasakysit, kad ai, biški ir tokie, biški ir anokie, biški trečiokie, turbūt po šiek tiek visko buvo. Ir aišku, siekiamybė yra tas aukso viduriukas, kai yra pakankamai disciplinos, taisyklių, ribų ir pakankamai empatijos, šilumos, santykio. Tai vadinama šitą modelį autoritetingas, ne autoritariškas, bet autoritetingas tėvystės stilius, kai, man patinka labai šitas paveiksliukas, čia greičiausiai mama ir dukra ruošia pamokas. Greičiausiai. Bet tas pamokų ruošimas yra ne kažkokia kančia, bet kartu sėdime, šiltai liečia, apkabinus, mama yra dukra ir jos kartu bando. Mama greičiausiai padrąsina dukrą, kad viskas gerai, pabandom, tau nesigavo, pabandom vis tiek, pabandom kitaip, aš tau šiek tiek padėsiu, pabandom, kaip čia padaryti tą užduotį, kad jinai tau būtų ne per sunki įgyvendinama. Ir kai jūs žiūrite į šitus 4 pavyzdžius, jūs galite savęs paklausti, o koks aš esu tėtis arba mama pats savo. Kaip aš bendrauju su to savo jautrumu, su to savo vidiniu vaiku. Daugelis mūsų, mano patirtį, esame autoritariški. Labai dažnai mes turim labai griežtus vidinius kritikus. Tai nebūtinai reiškia, kad mūsų tėvai buvo tokie, dažnai tai persidengia, bet nebūtinai. Bet šiaip jau mano giliu įsitikinimu mūsų visuomenė yra kita epidemija, tai yra stipraus vidinio kritiko epidemija. Ir daugelis žmonių terapijoje, aš labai esu entuziastingas apie šitą temą, mokosi, kaip turėti tą labiau autoritetingą santykį su savo vidiniu vaiku ir kaip tą vidinį kritiką keisti į tokį autoritetingą vidinę tėvišką figūrą, tokiu sveiku suaugusiu būti, o ne kažkokiu tai vidiniu smurtautoju, kuris ten vadina, nežinau, ten debilų, nevykėlis, tau nieks nepavyks. Arba ką tu čia vėl nesąmonę padarai, bet labiau eina per palaikymą, padrąsinimą, nes galiausiai, jeigu aš paklausčiau, kuris iš šitų vaikų
daugiausiai turės sėkmės ir daugiausia turės laimės. Tai nežinau kaip dėl sėkmės, ar ten tas autoritariškas daugiau sėkmės turės gyvenime, aukštumas kažkokias pasieks, ar autoritetingai augęs vaikas. Bet laimės tai tikrai daugiau tas autoritetingas ir galiausiai tai yra svarbiausia. Tai va čia vienas modelis, kurį norėjau pasiūlyti, kai galvojame apie silpnumą, jautrumą, pažeidžiamumą, kad kai mes susidurim su savo jautrumu, pažiūrėti, ir tai nėra lengva. Daug žmonių eina į terapiją, kad šitų įgūdžių mokytis, bet tai yra labai vertingi įgūdžiai, kurie praverčia visą likusį gyvenimą. Tai vat, kaip pažiūrėti tą savo jautrias pusės, kaip į vaikiškas pusės ir kaip aš kaip suaugęs tėtis, mama galiu atliepti tos vaikiškus poreikius. Ir kita svarbi, kalbant apie silpnumą, jautrumą, pažeidžiamumą, formulė tai yra, kad jautrumas, pažeidžiamumas veda į intymumą santykyje, turiu omeny emocinį intymumą. Emocinis intymumas veda į gylį, o tas gylis veda į pasitenkinimą santykiais. Na ir dar aš galėčiau pridėti dar vieną rodiklę, tai kad pasitenkinimas santykiais veda į laimę, pasitenkinimą gyvenimu. Patys išsamiausi ir nuodugniausi laimingumo tyrimai pasaulyje, kurie yra atliekami dešimtmečiais, tai yra tie patys žmonės tyriami jau daugiau negu 60 metų, jie rodo, kad ten milžiniška žmonių grupė yra tyriama ir jie rodo, kad laimingiausi žmonės yra tie, kurių yra ne tik, kad jie turi ryšių socialinių, bet tie ryšiai yra pakankamai gilus, pakankamai praturtinantis. Ir tas turtingumas ateina būtent per intymumą, per gylį, o tam reikia sujautrėti, tam reikia tas savo jautrias pusės irgi parodyti. Tai vyrai šiuo atveju mes, daugelis, kadangi mes nesam mokomi to pasižiūrėjimo į savo tą jautrią pusę, mes labiau socializuojami, kad tai reikia nuslėpti. Ir mes nemokomi empatijos savo, tiek prie tradicinio vyriškumo nebuvome mokomi, tiek šiai dienai mes nemokomi, kai jau vis daugiau kalbam apie lyčių lygybę, nepakankamai esame mokomi empatijos savo. Tai mes išgyvenam labai stiprią emocinę izoliaciją. Mes gal ir esam apsupti žmonių, mes turime galbūt partnerę, turime draugų ratą, bet dažnai mes neturim pakankamo emocinio gylio tuose santykiuose, arba tik tai pavieniuose santykiuose tą turime, ir tada mes neišgyvenam pilnatvės, ir mes vis tiek jaučiamės vieniši ir nelaimingi, ir kad mūsų iki galo nežino žmonės, ir kad mes nesam iki galo priimti ir suprasti, ir tai yra labai rimtas kančios šaltinis, ir nemažai mūsų nusižudo didelę dalim dėl šito. Tai čia noriu pasiūlyti kitą modelį. Aš labai mėgstu visokius modelius, nes manau, kad tai labai vaizdingas ir praktiškas būdas geriau save suprasti. Tai yra toksai, tikrai čia ne mano sugalvotas tas modelis, bet yra toksai svogūno modelis, kad mes galime įsivaizduoti save kaip svogūną, sluoksniais tokiais, ne? Ir kai mes bendraujame su kažkuo, su kitu žmogum, esame ryšyje, tai dažnai mes pradedam nuo paviršinio sluoksnio, kuris yra apie orą. Kalbam apie orą. Ir viskas su to tvarkoj, tai yra toks apšilimas į bendravimą, pradedam kalbėti apie orą. Tada, jeigu jau mes turim, nežinau, motyvacijos, noro, saugumo, laiko, tai tada mes gal pradedam kalbėti čiut giliau, tai yra apie faktus ir apie nuomonės dalinamės. Jau nuomonė yra intimiau, jau aš sakau savo nuomonę apie kažką, bet gilesnius sluoksnius dažnai, ir čia ne tik vyrai, moterims irgi tas būna, į gilesnius sluoksnius yra daug baisiau eiti. Čia jau yra drovumo, gėdos, nepasitikėjimo, ar tikrai aš čia galiu atsiverti, ir mums vyrams tas daug labiau būna suaktyvėję. Bet jeigu mes eitume giliau, tai tenais tada jau slepiasi mūsų norai ir mūsų jausmai, tada dar giliau slepiasi mūsų nesėkmės ir mūsų skausmas. Ir giliausia tai yra mūsų poreikiai, ne? Mūsų patys giliausi dalykai. Tai pavyzdžiui, aš kaip sakiau pavyzdį, aš noriu susitikti su draugu, aš labai laukiu mūsų susitikimo, ir jisai paskutinę akimirką parašo, žinok, neateisiu, ir nieko net nepaaiškina. Tai aš gal
aš galbūt išsakysiu savo nuomonę, kad tu esi blogas draugas, taip nedaro nieks, taip yra blogai. Gal aš parodysiu pyktį, gal pasakysiu, kad aš labai pykstu ant tavęs, bet daug šansų, kad aš kaip vyras, aš nutilėsiu savo skausmą, kad šiaip tai man skauda, kad tu netėjai. O tai, kad pripažint, kad šiaip tai aš labai branginu mūsų draugystę, man jinai labai svarbi, aš labai norėjau, kad mes susitiktume, tai bus iš vis sunku pasakyti. Ne? Ir tas pats galioja romantiniuose santykiuose. Tai nėra lengva įsivardinti savo poreikius ir kitus dalykus, bet aš tiesiog norėjau pristatyti patį modelį, kaip galima pradėti žiūrėti į savo tą vidų, į savo jautresias pusės, intimumo dalį, nes tie gilesni mūsų svogūno sluoksniai, tai jie yra minkštesni, jautresni, mes juos labiau saugom, labiau slepiam, labiau jų gėdijamės. Ir siekis yra nebūtinai tikrai su visais, gal nereikia čia eiti ir visiems darbe rodyti savo nesėkmių, skausmą ir taip toliau, bet svarbu investuoti į santykius savo gyvenime, kur aš vis dėlto galiu nulupti tą savo svogūną. Ir tada, kur galiu aš apsinuoginti, nes galiausiai, kad tyrimai labai aiškiai tai rodo, kad tai galiausiai yra kelias į laimę ir pilnatvės jausmą ir taip toliau. Tai va. Tai labai ilgai užtrukau ties silpnumo tema, bet jinai be galo svarbi, man atrodo, tiek vyrams, tiek moteriams. Ir vyro atveju mes daug labiau vengiame to. Na ir judu jau link jau pabaigos, kad spėti dar jūsų klausimus, sužiūrėti, jeigu jų bus. Tai noriu pereiti prie to pozityvaus vyriškumo. Kas tai gali būti, kokie šiai dienai yra veikiantis tokie modeliai. Tai mano galva 3 praktiškiausi vyriškumo modeliai, kurie labai padeda judėti link tokio sveiko pozityvaus vyriškumo, tai visų pirma, tai yra tas tėvo sūnaus modelis, kad aš pats savo sieksiu būti pačiu geriausiu tėčiu. Aš sieksiu tuo savo vidiniu berniuku pasirūpinti, jį pamaitinti, jį padrasinti, jį įkvėpti, ieškoti, kas jį džiugina, padėti jam įgyvendinti to berniuko vidinio svajonės. Ir taip aš stiprėsiu kaip žmogus ir būsiu ir laimingas, ir tvirtesnis, ir labiau pasitikintis savim. Tai vienas toks modelis ir man jis labai patinka. Kitas yra labai jau toks senas, bet jis labai geras, laiko patikrintas, tai yra, kad svarbu vyrui, aišku, ne tik vyrui, moterim irgi, bet vyram tas rezonuoja, tai kad svarbu turėti stuburą ir širdį. Ne tik, jeigu turėsiu tik stuburą, tai būsiu sustabarėjęs, kietas, grubus, agresyvus. Jeigu turėsiu tik širdį, būsiu minkštas, žodžiu, pastumdėlis būsiu visų ir taip toliau. Tai va tas balansas, kad stuburą ir širdį lavinti. Ir trečias modelis, toks naujausias, man jis irgi labai patinka, tai va yra 3 tokios esminės savybės, kurias kultivuoti ir kurios yra labai apie tokį gerą, sveiką, gyvybingą vyriškumą. Tai yra siekti būti autentišku, tai reiškia tiesoje gyventi, nemeluoti savo kitiem, nenešioti kaukių, būti motyvuotu, ieškoti to, kas mane motyvuoja, sekti paskui savo aistrą, puoselėti, judėti link savo svajonių, spręsti, jeigu turiu depresiškumą ar ten, nežinau, kitų sunkumų, tai spręsti tai, eiti ten į terapiją ir išgydyti, depresija yra išgydoma. Ir tada trečias yra būti ryšyje, būti connected. Nes tai, kaip jau atkalbėjau labai išsamei, tai yra kelias į laimę. Tai man labai patinka, visi 3 šitie modeliai, tai būti pačiu geriausiu tėčiu savo vidiniam vaikui, puoselėti savo stuburą ir širdį ir siekti būti autentišku, motyvuotu ir ryšyje. Tai vyrai, kas klausot arba kas žiūrit įrašą, tai kviečiu pasižiūrėti ir pagalvoti, kuris man iš šitų 3 šiai dienai labiausiai rezonuoja ir gal aš noriu į jį eiti ir pats savo užduoti klausimus, ką man reiškia būti geru tėčiu savo, ką man reiškia turėti ir stuburą, ir širdį, kaip tai atrodytų, ką man reikštų būti autentišku, motyvuotu ir ryšyje, kur aš noriu toliau augti šitoje srityje. Na ir pabaigai palinkėjimai keli palinkėjimai vyrams. Tai labai linkiu gyventi tiesoje, tai reiškia stengtis niekada nemeluoti savo ir kitiems, nes melas yra vienas didžiausių nelaimingumo ir psichologinės kančios šaltinių. Melas labai stipriai mus supriešina su pačiais savimi, čia atskira didelė ir labai įdomi tema, bet yra daugybė mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad kuo labiau mes einame į melą, nutylėjimą, ar tai baltas melas, ar juodas melas, mes vis labiau judame tolyn nuo autentiškumo ir nuo intimumo, kas yra laimės šaltinis.
investuoti į gilias draugystės ir santykius. Tai gal kažkas iš jūsų norės ateiti gintis, ten yra terpė suras naujas draugystės, arba kitur puoselėti tas draugystės. Sportuoti, čia gal atrodo savaime suprantama, bet iš tikrųjų tai yra vienas paprasčiausių tiesioginių būdų, jeigu dar to nedarote, pradėti rūpintis savimi, tai labai padeda ir jūsų psichiniai sveikatai. Klausyti savo jaudulio, savo aistros, savo excitemento, savo svajonių ir vis savęs klausti, kaip aš galiu link to judėti. Tai yra vat apie tą motyvacijos dalį. Ir ieškoti pozityvaus vyriškumo pavyzdžių, role modelių savo gyvenime, ar tai būtų YouTube, ar tai Instagram, ar dar kažkur. Mano, pavyzdžiui, keli pozityvus pavyzdžiai šiai dienai, tai yra Andrew Huberman, kuris turi podcastą, Huberman podcast apie sveikatingumą. Tada yra Alex Hormozy ir žodžiu, visi realiai podcasteriai. Ir tada yra iš Modern Wisdom, Chris Williamson, man atrodo, jo vardas. Tai irgi, tokie faini, man jie įkūnė ir motivaciją, ir autentiškumą, ir ryšį, visi trys. O moteriams, tai aišku, čia vėlgi atskira didelė tema ir šiaip jau nėra lengva, daugybė labai skirtingų čia gali būti klausimų, bet mano keli palinkėjimai, tai visų pirma, jeigu galvojat, kaip čia padėti savo vyrui, ar ten savo tėčiui, ar savo sūnui, tai visų pirma, rūpinkitės savim. Labai svarbu žiūrėti, ar aš čia dabar puolu į gelbėtojo rolę, bet savęs negelbėjau. Ypač jeigu yra smurtas, ar emocinis, ar nedaug dievė fizinis, tai visų pirma turi rūpintis savimi. Tada viena geriausių investicijų tai yra mokytis nesmurtinės komunikacijos. Čia aišku tiek vyram, tiek moterim aktualu, bet kuo labiau mokysimės bendrauti nesmurtiškai, angliškas terminas yra non-violent communication ir apie tai yra knygų, tuo didesnis šansas, kad jūs partneris išgirs. Ir reikia kantrybės su vyru tuo svogūnu, su tuo atsilupinėjimu. Dažnai reikia praleisti nemažai laiko vienam sluoksnį, kad galiausiai atsiluptų ir galėtume nueiti į gilesnį sluoksnį. Verta prisijaukinti humorą ir lengvas provokacijas, nes mums vyrams būdinga juokauti apie dalykus pradžiai, prieš pradedant kalbėti giliau. Ir jeigu kitas mūsų pašnekovas nesupranta humorą arba tų mūsų lengvų paprovokavimų, tai mes mažiau pasitikim, kad jis galės priimti ir mūsų jautrias pusės. Tai kai vyras jūs užduodat jam rimtą gilų klausimą, jis pradeda juokus mėtyti, nebūtina supykti. Galima pajokauti atgal, atsakyti tą juoką, tą provokaciją ir daug šansų, kad tai prives prie gilesnio pokalbio. Bet jeigu jūs sulaukėt pykčio, gynybiškumo, puolimo, kas greičiausiai bus nepagrįsta, tai aišku, kad konfrontuokit, aišku, kad nesugerkit to kaip kempinė. Mokykitės irgi atstovėti, turėti savo ribas, tai irgi savotiškai ir jūs apsaugo ir pagarbą didina vyro jums. Ir vis tiek tada kviesti į jautrumą. Ko galima tikėtis terapijoje, jeigu žiūrėjau čia ir galvojat, gal man būtų įdomu tą pabandyti, tai visų pirma tiesos. Terapija yra vieta, kur vis didinate tiesos laipsnį, vis labiau įsivardinat ir ieškot, kas yra iš tikrųjų, kas pas mane vyksta iš tikrųjų, kokie mano poreikiai iš tikrųjų, kokios problemos iš tikrųjų. Aiškesnio įsivardyjimo terapeutai, kaip taisyklėje, turi daug geresnį žodyną emocijų, daug geresnį žodyną poreikių negu jūs. Jūs nesate tos srities specialistai, natūralu, čia kaip pas mechaniką nuvažiuoti, bilda kažkas mašinoje, tai mechanikas jums paims ir labai aiškiai pasakys, kas ten yra. Arba pas gydytoją nueina, tai greičiausiai jisai jums pasakys. Na ir bent jau, ne visos terapijos rūšis vienodas, aš atstovauju kognityvinę elgesio terapiją, tai ten tikrai galite tikėtis ir įrankių, ir konkrečių žingsnių, ką galima daryti, kad gerinti savo kasdienybę. Daug šnekėjau, eikim prie klausimų. Ačiū labai už jūsų dėmesį.